Vienas dalykas, kurį ir aš pradžioje gana sunkiai supratau, tai yra tai, kad fizinėje veikloje, kuo daugiau įdėsi pastangų, jėgos, tuo greičiau gausi rezultatą. Tarkim, nori įkalti vinį, kuo tu stipriau į jį kalsi, tuo greičiau į jį įkalsi. Bet protinėje veikloje, kuo tu labiau bandai per prievartą kažką padaryti, tuo labiau nesigauna. Tarkim, bandai užmegzti kažkokį santykį per prievartą, santykis neužsimegs. Arba bandai kažkokį tais realizuoti savo sugalvotą mintį per prievartą, kažkaip rezultatai neateina ir nesigauna. Vienas iš raktų yra atsipalaiduoti ir patikėti tuo procesu, suprasti, kad jeigu tu darysi reikiamus veiksmus, visa tai ateis ir rezultatai tave pasieks. Tikėk tuo procesu, tikėk, kad tau gausis, atsipalaiduok ir pamatysi, viskas bus gerai. Nereikia savęs per prievartą versti kažką daryti. Tikėk procesu.